tolimesniem atstumam, o artimesniem atstumam yra skirtas infraredas. Kitas dalykas yra labai toli. Vat ultragarsinis, kur aš čia siunčiau, tai atrodo nuo 6 metrų iki metro, kažkas tokio, gal mažiau, tai temcam šitas dokumentas. Jis gali, jeigu bus arčiau nei temcam, jis tiesiog rodo temcam, o šitie yra nuo iki 80 cm yra artimiausias ar 3 cm. Tai jie taip tiesiog padeda šitas tolimesnis, bet jis netikslis. Ne toks tikus kaip tas, bet jis toli. Kitas dalykas, kad ultragarsinio sensoriaus sklaidos kampas yra tai, toks konusas, stebint aplinką, o infraredas tai žiūri tiksliai priekį. Šiek tiek skiriasi. Dar vienas dalykas, kodėl jos gerai kombinuoti, tai infraredas nemato stiklo ir jisai veidrodį traktuoja irgi kaip didesnį atstumą, negu iš tikrųjų yra kita veidrodė. Tai dėl to kombinacija irgi tokia. O suspidas tai? Šiuo metu ne. Šiaip būtų įdomu pamatyti, kaip šikšnosparniai, tarkim, bendrauti su tokiu lėktuvėliu, su ultragarsu stebi aplinką. Reikėtų